Sveiki gerbėmėjai žiūrovai, dar viena mūsų laida. Kai matote, dėviu baltą maikutę, taigi tema bus, jūs visiškai teisūs, tema bus apie pieną ir pieno produktus. Viską, kur yra laktozė. Išskyrus du produktus, tai sūrį ir sviestą. Taigi apie šios du produktus nešnekėsime. Šiaip apie sviestas labai sveika mums, reikia sukurti atskirą laidą. Taigi pradėsime. Jūs turbūt esate daug girdėję, kaip pieno produktai yra mums sveika. Pienas, jogurtai, ledai galbūt esate girdėję, kad mums visiškai nekenksmingi. Varškė, valgysite daug varškės, turėsite stiprius dantis, nes ten labai daug kalciaus ir žinoma, pažiūrėkite, kiek ten baltymų, tai būsite, Visa tai visiškas šlamštas ir visiškas melas. Pirmiausia, pradėkime nuo laktozės. Reiškia, visi pieno produktai, kur yra laktozė, labai lengva patikrinti. Jeigu jūs perkate kažkokį pieno produktą, tiesiog patikrinkite, ar ten yra cukraus. Jeigu yra cukraus, tai tikriausiai bus natūralus cukrus. Natūralus pieno cukrus vadinasi laktozė. Ir jo nevirškina žmogaus organizmas, išskyrus vaikus. Jeigu jums daugiau nei 8 metai, o aš manau, jeigu jūs žiūrite šią laidą, jums tikriausiai daugiau nei 8 metai, jūsų organizmas nepriima laktozės, nevirškina laktozės. Ir kuo daugiau jums metų, kuo jūs esate vyresni, tuo daugiau problemų ta laktozė sukelia. Jau esu minėjęs ir kitoje laidoje, kad beveik visi lietuviai, kam virš 40 metų, turi vienokių ar kitokių skrandžio problemų. Kai aš užsimenu, kad pas jūs problema su laktoze, niekas manimi netiki. Nes žinoma, per televiziją vos ne kiekvieną dieną praneša, krepšininkai geria, sportininkai geria pieną. Kaip pas juos gali būti problema su pienu? Žinoma, jeigu jums virš 40 metų, jūs turite gulėti ligoninėse, nes jūs jau seniai esate. Žmonės gyvena iki 80 metų ir kas prisižiūri neturi jokių skrandžio ligų. Taigi, pienoje laktozė, kuo daugiau jums metukų, tuo pavojingesnė jums yra. Nesvarbu, kokios problemas pas jūsų skrandžiu, o net jeigu ir neturite jokių problemų su skrandžiu, nutraukite pieno gėrimą, nutraukite visus naudojimą pieno produktų, kur yra laktozė. Bet laktozė tai dar ne opiausia ir ne didžiausia problema piene. Tęskime toliau mūsų laidą. Baltymai. Taigi, dauguma sportininkų ir ne tik žino, kad piene yra tikrai daug baltymų ir jeigu jūs gersite 2 litrus pieno, surinksite visai nemažą kiekį. Be to tenais yra ir amino rūgštys, kurios padeda įsisavinti, baltymus piene. Problema yra pasterizacijoje. Kadangi pienas pereina labai stiprią pasterizaciją, jį virina labai aukštoje temperatūroje, baltymai yra sugadinti ir labai prastai jums virškinasi. Kaip pavyzdį jums galiu pateikti, man jau nemažai metų, man teko gyventi tarybinėje Lietuvoje ir atsimenu, koks pienas buvo tada ir koks pienas yra dabar. Tuomet, jeigu nusipirkdavai pieną ir užsistovėdavo šaldytuve, savaitę, 2 savaitės jį galima buvo gerti ir surūgusi. Ir jokių problemų nebuvo. Ta prasme, jūs gaudavot rūgpienį. Pabandykite surauginti pieną dabar. Pažiūrėkite, kas gausis. Jeigu jūs neapsivemsite, tai labai gerai. Ta prasme, gerdami. Kokia smarvė. Čia tie yra, reiškia, pasterizuoti baltymai. Pasterizacijos procesas praktiškai naikina maistą. Ką jūs be pasterizuosite? Ar sultis, ar pieną, ar jogurtus, nesvarbu, baltymai bus sunaikinti. Naudingos maistinės medžiagos bus sunaikintos ir toks maisto produktas yra ne tik nenaudingas jums, jis yra jums kenksmingas. Tęskime toliau, tai dar ne viskas. Kalcis. Ar jūs atsimenate, gal gyvenote senesniais laikais kaip bobutės, dėdukai labai mėgdavo sakyti, valgysi daug varškės, dantukai išbyrės. Buvo laikai ir aš galvojau, kaip taip gali būti. Kodėl mūsų seneliai taip šneka, valgysi daug varškės, dantukai išbyrės. Ir iš tikrųjų, kas valgo daug pieno produktų, turi problemų su kaulais, dantimis, plaukais lenka, dantis krenta, reiškia jau vyresniam amžiui problemas su kaulais. Ar nebus kažkoks paradoksas? Ta prasme, jeigu jūs naudojate daug pieno produktų, tai automatiškai turite gauti daug kalcijaus. Problema kalcija. Šis kalcis yra mums negeras. Mes dietologai vadinam šį kalcį cementas. Būtent. Jis užcementuoja visą jūsų kūną, užkemša arterijas. Jūsų vidiniuose organuose pradeda kauptis akmenys.
Ar jūs norite tokio kalcius? Maža to. Šis kalcis jums dar, reiškia, nuo šio kalcio jūs dar gaunate kalciaus deficitą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai ne tik nepasotina jūsų organizmo kalcių, jisai dar iš jūsų jį ir atima. Iš jūsų kaulų, iš jūsų dantų, iš jūsų plaukų. Nieko keista, kad jūs po to jaučiatės tragiškai. Tai va, tai būtų trečias dalykas, kodėl negalima gerti pieną. Tiesa, tas kalcis vadinasi kalciaus karbonatas ir jį galima įsigyti netgi vaistinėse ir netgi parduotuvėse ir jisai yra masiškai kišamas visur į maistą. Priežastis, turbūt kažkas labai nori, kad mes būtumėm labai sveiki, nes šiaip farmaceutai žino apie tai. Ir nežiūrint į tai, kiša kaip tik įmanoma kiekvienam žmogui kalciaus karbonatą. Tęskime toliau mūsų laidą. Jeigu jūs galvojate, kad gerdami liesą pieną 0%, kas yra praktiškai karvės myžalas, tikrai, tai jeigu jūs galvojate, gerdami tokį pieną suliesėsite, tai turiu jūs įspėti. Karvė gamina pieną savo karviukui. Tame piene yra pilna steroidų, kad tas vaikelis, tas karviukas, pažiūrėkite, kaip tas kumeliukas auga, kaip jisai greitai vystosi. Ar jūs norite būti stambesnis, ar šiek tiek suliesėti? Klausimas. Jeigu jūs norite suliesėti, kodėl jūs galvojate, kad liesas pienas jums padės? Iš pieno buvo išimta viskas, kas naudinga, ir jūs gaunate karvės myžalą, kur pilna steroidų, dar pilna antibiotikų, nes karvės šeriamas masiškai antibiotikais. Puiku, ar neteisingai? Bet to tie antibiotikai labai sveika jūsų skrandžiui. Tai va, atsisakykite visų pieno produktų išskyrus sūrį, išskyrus sviestą. Sviestas yra labai sveikas, sviestą turite vartoti kiekvieną dieną, kadangi reiškia kaip čia irgi pieno produktas, bet ten nėra laktozės, čia vienas dalykas. Antras dalykas, ten vieni riebalai, o karvutės, reiškia, nugriebtas riebalas nuo pieno yra mums labai sveika. Tai tiek bus šiai laidai. Tikiuosi daug ką sužinojote. Subscribinkite mūsų kanalą. Nepamirškite, čia buvo Martynas. Norite žinoti daug tiesos, nes informacija jūs padarys super žmogumi. Žiūrėkite mūsų kanalą.